šoko vienam klube Grobuonį ir užsidegė klubas. Aš su šitų numeriu važiuodavau ir į užsienį šokti ir vienas iš miestų buvo Atėnai, Graikijoje, kur aš šokau vienam klube Grobuonį ir užsidegė klubas. Smarkiai ir Mato tavo pasirodymą. Jo, čia buvo kažkada galbūt, kažkur tai rašė, man atrodo, aš kažkada straipsnį mačiau. Aišku, nieko nebuvo nuostolių didelių, bet tiesiog sudegė užuolaidą, kuri uždengė visą sceną. Tai daug buvo ugnies. O žiūrėk, jeigu, tarkim, žmonės nori tave užsakyti kaip mergvakarį tavo pasirodymus, jie gali pamatyti tą Grobuonį, ar tu tik tai per tokius didesnius renginius įdarai? Tik per didesnius, arba kada matau, kad aplinkybės leidžia tą numerį padaryti, arba jeigu žmogus yra matęs tą numerį, tai jisai gali, ta prasme, irgi užsisakyti. Tuo labiau dabar, kad galima rasti ir daugiau mano personažų mano tinklapyje, vipstriptizas.lt, ten yra visos mano paslaugos.